Na tai ką, pagaliau atėjo laikas išpakuoti šitas mūsų didelės dėžes, kurias Erikas man padovanojo čia prieš kelias savaitės. Daugelis atspėjo, kad čia yra vežimėlis, tačiau niekas dar iki galo nežino, koks jis yra. O koks jis yra? Pamatysim tuoj. Nu gerai, čia ne tik vežimėlis yra, čia dar kažkas. Kas čia dar yra? Kėdutė? Kokie? Man? Man. Erikas prieš kelias savaitės man padovanojo vežimėlį, kurį išsirinkau prieš tai. Mes kartu išsirinkom. Nu gerai, kartu išsirinkom. Ir stovėjo šitas dėžės dulkėjo, vis aš atidėliodavau, kad jas atidaryti, sakiau paskui, bet viskas, šiandien nusprendžiau, kad atėjo laikas, užtenka joms stovėti, reikia atidaryti ir pažiūrėti, kasgi yra viduje. Ir žinoma, parodyti jums. Tai maža priešistorė, mes nuvažiavom į parduotuvę Tipi Tapi, važiavom žiūrėti Cybexo. Jo, aš galvojau, kad aš išsirinkau vežimėlį gal prieš kokius 3 metus. Jo. Buvau jį nusižiūrėjus, jo ir labai norėjau. Tačiau iš tiesų, kai mes nuvažiavom į parduotuvę, išvažiavom visai su kitom mintim, nei atvažiavom. Jo, mes važiavom šiaip tiesiog pasižiūrėti tos vežimėlius. Iš tiesų labai gerai ten konsultantė Tipi Tapuose pasakė, kad nėra blogo vežimėlio, yra tiesiog blogai parinktas vežimėlis. Tai va, mes žiūrėjom tą Cybexą, nu bet buvo toks, kad liktais biškiai išpūstas burbulas. Jo, ir mes supratome, kad tiesiog ne mums. Galbūt mums daug lėmė tai, kad mūsų vaikas gimė žiemą. Mes kažkaip kitus prioritetus turėjom ir kažkaip palyginom, pasižiūrėjom, kad tai, apie ką mes galvojame, mums visai netinka, ar ne? Jo, visiškai ir vat, mes pamatėm šitą, vat. Aš vaikščiau po parduotuvę. Mes. Aš pamačiau jį. Mes vaikščiojom po parduotuvę, žiūrėjom, lyginom vežimėlius, nes iš tiesų pirmą kartą nuvažiavom taip rimtai pasižiūrėti, nes prieš tai dar kartelį kažkaip buvom kažkur, bet taip labai greitai, dar tik kai sužinojome, kad laukiamės pasižiūrėti, o čia jau taip rimtai nuvažiavom pasižiūrėti, pasižvalgyti, pasirinkti ir pasilyginti, kuomgi skiriasi tie vežimėliai, nes iš tiesų pasiūla yra labai didelė, o pasirinkimas turi būti tik vienas. Ir norėjom iš tiesų pasirinkti tą geriausią variantą mums, kuris tinka, ir manau taip ir padarėme. Tai vaikščiojame mes po parduotuvę, buvau aš jau nusivylus, kad nepatinka man tas vežimėlis, apie kurį aš taip svajojau, taip sakant, ir galvojau, kad turėsiu, kai turėsiu vaiką. Ir tada man į akį krito va tas vienintelis, kurį mes ir pasirinkome. Iš tiesų jis yra išskirtinis, atrodo išskirtinai ir manau tai yra tobuliausias variantas mums. Mes pabandėm, ten pasivažinėjom, pažiūrėjom, kas kaip, kokia amortizacija, ratai. Viską papasakosim, ką. Jo, ir ten, taip sakant, šitame vežimėlėje buvo viena detalė, kuri tiesiog įpirko. Ir vat, sakysiu, dabar lyginant, pavyzdžiui, šitos ten 2 vežimėlės, tarp kurių rinkom, tai rinkom tarp BMW ir Mercedesą. Ir pasirinkom mes komfortą ir elegantiškumą, taip sakant, ne? Ir vat pasirinkom Mercedes-Benz. Ir čia yra tobuliausias variantas. Aišku, skonis draugų neturi. Taip. Kiekvienam yra savo variantas, bet mes išsirinkome tą, kuris patiko ir tiko mums. Aš vėl manau, neilgas video bus. Jo, tai labai greitai parodysim, patys pagaliau pažiūrėsim. Tu gali išsitiesti, Erik. Tai tu taip pat. Šitą liksiu vlogį. Jo, pradėsim iškart nuo kėdutės, nes jinai viršui stovi. Jo, pradėsim nuo mažiausias. Tai ten nieko nėra, kad. Vis tiek įdomu. Aš pasiėmiau mažiausią namie peilį. Pirma dėžutė. Kaip manot? Nepalauk. Ką reikia būtinai padaryti? Tam, kad daugiau mes keltume video. Paspausite like ir pakomentuoti komentarą. Ir tu pasakėjai, subscribe. Subscribe. Tai var pilnai. Paspausti like, pakomentuoti ir pasubscribinti. O tam, kad tu filmuotum tik vlogus, kiek turim surinkti sekėjų? Minimum 1000. Ne? Taip. Ir tada pradėsi filmuoti vlogus? Taip. Davai, jeigu mes surinkam 1000 sekėjų YouTube'e, tai tu nufilmuosi ligoninėj vlogą. Arba video. Gerai? Rimtai? Ja. Surinksim? Deal? Tikiuosi, tu ten nepadarei šitos. Su kojom. Su kojom? Gerai. Atidarom pirmą dėžutę. Aš va tai propjaunu. Dėl kėdutės ilgai negalvojau, ką patarė, tą ir pasiėmiau. Važiavau tik vežimėlį, o išvažiavau su 3 dėžėm. Tai realiai nieko čia, manau, įspūdingo, bet aš manau, tikrai geras variantas. Tai trauk. Čia pas mus bazė yra. Čia Sofix bazė, kuri tvirtinasi mašinui tam, kad
Tutis Elo Liuks. Kad vaikučių būtų daug patogiau važiuoti, daug saugiau. Šiaip galima tą kėdutę, kurią mes turim, mašinos, tai galima šiaip ir be jos. Su diržais, ne? Jo, su diržais. Tu soko, kai nusunki. Jo, labai. O tokia kažkokia torpėda, kažkoks tai... Bazė kažkokia tai. Dronas. Dar reikės išsiaiškinti, kaip čia ką daryti. Nesuprantu, kas čia. Čia va parašyta, nupiešta viskas. Rašykit komentaruose, kas supranta, kaip sudėti ir mes pagal jūsų rekomendacijas viską padarysim. O, žiūrėk. Žiauriai geras. Čia toks etapas gyvenime, kur pirmą kartą viską darau. Reikia O aš tai 10. Norą sugalvok. Aš sugalvojau norą. Mano visi norai dabar tokie patys. Tokie. Kaip būtų visą laiką šaldytuvė alus. Taip, toks? Jo, mangi taip aktualu. Čia mano noras tada. Viskas galim keliauti. Tikrai nieko nėra daugiau. Ne. Gal pinigų kažkur paliko mums. Yra knygutė tikriausiai kaip tvirtint jo. Čia nesk, dieve mano, kam viską į vieną krūvą. Šitai vidžiai blogai būtinai dėti. Dabar atidarėme kėdutę. Čia bus jau įdomiau. Aš tai net nežinau, kaip jinai atrodo. Viską pasiėmiau tutis, dėl to, kad norėjau, kad visas komplektas būtų ir nedalinti per 10. Nors taip galima daryti, pasiimti ten vežimėlį Cybexo tūčio kėdutę arba kitaip, taip sakant, tūčio... Atvirkščiai. Atvirkščiai, jo. Tai realiai galvos nesukau, man patarė, aš pasiėmiau... Gerai, atidarom. Ne, viskas. Vieną dėžutę šiandien, o kitą po 2 savaičių. Atidarom? Taip. Ne, čia atsidaro, taip? Nu, taip keistai atidaro. Pas keistai tai jinai išsijėms. Viskas, truputėlį. Kai gerai, supakuot. Tai ką, pagaliau ištraukėme mūsų autokėdutę mažylę. Man labai įdomu, todėl, kad aš jos dar nei kartą nemačiau. O aš jeigu ir mačiau, tai jau nebeatsimenu. Daug aš ištrauksiu. Nereikia, aš jau ištraukiau. Oi. Kas ten dar krenta? Nežinau, kokia. Čia vėl reikia Labai pjauti. gražiai, ką? Aš matau, kad jį juoda. Taip. Nu, daryk. Tu sako, kokia graži. Labai gražiai, jeigu rimtai. Tu savo žiauri graži iš tiesų. Iki 13 kg. O, kaip tik man. Dieve, jis toks mažiukas bus. Taip. Tai palauk. Tai palauk, tai tu kubijo. Tu savo. O, šitas tai reguliuojas? Žinai, kokį? Kas toks? Va šitas va. Kas? Jo. Pažiūrėk. Tėtukas jau viską supranta, ką daryti. Bent vienas iš mūsų. Šik. A? Tinka? Tinka. Man tinka, o tau patinka, reikia 2 iškart kišti. Kokius 2? A. O, dieve mama, reikės kažką tai mokinti. Su mane rankas. Tai va šitos 2. A. Tu sujungi, va taip, ir tada tiek kiši, o ne po vieną. Tu nesujungi juos. Pastavė tarpas tarp jų. Tu nesujungi juos. Va, tai jie turi va tai būti. Dieve, mūsų vaikas pasakys, Dieve, kur aš pataikiau. Duok man, sunkus ar ne? Ne, labai lengvas. Ne, šiaip, normaliai. Kaip tik laikyk. Mes ne mašiną, bet patikrinam, kaip jis veikia. Manau, kad reikia kažką padaryti. Mes kažką turbūt nežinom dar. Va, gerodu. Va taip. Ne, čia priekis yra, tu negali priekį vežti. O, A, nu matai. dvi Iš galvos pirmo gerai. karto labai sunku pataikyti. O kur čia mažai? O čia palauk, adapteriai. A, adapteriai, čia į tą. Čia vežimėlį. Gerai. Toliau. Toliau važiuojam. Na, o dabar pagaliau atidarom vežimėlį. Erikai. Nu tai ką, atidarom. O tai ką, mes iškart rinksim jį ar ne? Taip, Surinkinėsim iškart? taip, Rimtai, kad jis stovėtų tipo? taip. Dabar saugiai darysi viską. Tam, kad tikrai. Nieko neprapjau. Tai ką? 1, 2, 3. Vau, dar vienas kartonas. Gal mes ne iš tos pusės atidarėm? Iš tos. Nu gerai, pasitrauk. O taip. Nu dabar. Dabar. Ne, užsimerk. 1, 2, 3. Nežinau, ar jums kas nors ten matosi iš viršaus, ar atrodo tiesiog kaip juoda dėmė. Mes po truputėlį jau pradedam matyti kontūrus, kas čia darėsi. Aš jau suprantu, kad čia tiesiog tobulumas. Aš matau ratą. A, čia ratai ir yra. Tai 4 litekai. 22
Kaip ant geriausio gėliko tiesiog. Dieve, galima greičiau? Ne, negalima. Na gerai, priekyje bus 2 gale, 2 O. Šiaip tai prato tartį nežiūrėjau. Jo. Važiuojam. Taip, palatai, mes priekinius parodėm. Ai, čia priekiniai tokie dideli. Galėjai kokie. Aš tau sakau, kad čia jie tiesiog kosminiai. Tu pažiūrėk. Kaip vairas. Jo, čia guminiai su patentuota technologija kažkokia. Iš kur tu žinai? Neskaičiau. Nu, traukas čia. Šitą mes parodysime po to. Po to, kad čia po pusės metų, taip sakant, bus tik. Rėmas. Wow, koks rėmas. Rėmas irgi, kaip pas tikrą patsaną, bus ant juodo chromo. Ne? Taip. Pasakyk tu tą viską. Rėmas, kaip pas tikrą patsaną, bus ant juodo chromo. Rėmas ant juodo chromo, kaip pas tikrą patsaną. Čia nemokai jinai padarint. Rėmas, kaip pas tikrą bachūrą bus, ant juodo chromo. Nu, žinokit. Kaip tu savo, kokia kokybė. Atsargiai. Tiesiog nesveiko kokybė. Šitą nuėjom? Jo, nuimkam. Ir ką toliau daryt? O. Na, eik tu savo, nu čia tai aišku tobulumas. Traukiam? Imk ten. 1, 2, 3. Opa! Auč. Sorgi. Atidarom? Atidarom. Jau čia tiesiog pasaka. Patrauk iš kartai, po to parodysim tai. O kaip čia uždėt? Aš netai įsivaizduoju žakelį. Ties šito mes ir sustojam. Čia rėmo laikiklis, tas nelopščio kažkokio viršų. Tai taip. Atsvargiai. Lenda viskas? Taip. Va, išlindo. Nu ir ką toliau darysi? Tu manai, tavo taip turi laikytis? Tu manai, čia taip? Buvo techninė pauzė, mes negalėjom suprasti, kas ir kur. Dabar va, uždedam, kaip sakant, paskutinį štrichą. Kokia kokybė tobula. Aš nieko nesakau, bet kokybė pasakiška. Na va, sudėjom lopšelį, nepraėjo ir valandos. Jūs negalvokit, kad patamsėjo dėl to, kad mes taip ilgai rinkinėjom, čia tiesiog blogas oras. Parodom? Štai taip atrodo mūsų mažylio lopšelis, mūsų meškiukui mažam, vežimėlis su meškiukais. Mes pasirinkome Tutis Viva 5 Plus Teddy Edition. Pasirinkome štai šitą, kaip jinai vadinasi, Braunė? Jo. Biscuit Teddy. Pasirinkome Biscuit Teddy spalvą. Buvo dar viena šviesesnė, bet mes kažkaip kai žiūrėjom, man šita labiau patiko, nes vis tiek berniukas bus, tai kad šiek tiek tamsesnė būtų. Aš manau, kad žiemą jinai nuostabiai atrodys. Čia yra toks didelis lopšys, čia irgi yra meškiukas nupieštas. Labai gražiai atrodo ir štai čia irgi yra mažyliam štai tokios, nežinau, ar jums matosi. Bet tokie paveiksliukai juodai balti, todėl kad vaikai pirmus mėnesius mato tik juodą ir baltą spalvas, jie dar neatskiria kol kas jų. Bet vežimėlėje jau bus ką veikti. Bet vežimėlėje jau bus ką veikti ir dar, kuo man patiko šitas vežimėlis labai. Jo, pavyks. Čia ir viduj yra štai tokie mažiukai meškiukai, tikiuosi jau matosi jie. Tiesiog labai gražiai atrodo. Man ir labai dar vienas patinka. pliusas, tai čia. Nu, tiesiog tobulai padarytas vidus. Čia yra speciali technologija, tokia Comfort Plus atrodo, jinai vadinasi. Nu, kažkaip tai vadinasi. Ja. Man labai patiko šitą vežimėlį, kai žiūrėjau, kad čia yra šiek tiek storesnis čiužinys nei pas kitus. Todėl, kad vėlgi pasikartoju, pas mus mažylis gims žiemą, gruodžio mėnesį. Tai manau, vis tiek Lietuvoje, koks be būtų oras, vis tiek bus šalta ir norisi, kad jam tikrai būtų šilta. Lopšys yra labai didelis, kad tilptų ir su vokeliu, ir su kostiumu savo kombinzonu, ir su visais savo rūbeliais. Dar čia va taip. Užsidaro ir čia yra štai toks langelis, kur pamatyti galima pupuliuką. Tai čia slepiasi tokia nauja technologija, kad vėdinasi ir žiemą yra šilta, o vasarą karšta. neperkaisi.
Jūs pažiūrėkit į šitą melumą. Dar kartu į komplektaciją eina štai tokia kuprinytė graži. Irgi su miškiuku. Atrodo žiauriai gražiai. Ir patogu visai galima ir savo užsidėti, galima ant rėmo štai taip pakabinti, dėti daiktų. Dar pamiršau paminėti, vežimukas yra iš eko odos, kas vėlgi bus labai patogu žiemą, todėl kad vis tiek, jeigu nesniegas, tai lys. Ko ten mes dar turim? Ir dar viena tobula detalė, kuri jau iki galo mane papirko, yra štai toks meškiukas. Štai taip jis braška, jį galima priklijuoti. Negalima, o reikia priklijuoti štai čia. Ir štai taip tobulai atrodo. Galima, jeigu vaikelis, pavyzdžiui, verkia, jam duoti pažaist, galima pačiam pažaist. Bet tikrai tokia detalė, atrodo tokia mažytė detalė, bet vaizdas visai kitoks. Kitoks vaizdas. Nes tikrai įsimylėjome į šitą vežimuką. Jo, tada kai pamatėm iš karto. Ką, pastatom ant rėmo? Nu, reikia rėmą surinkti dar. Aš nežinau, tiesiog intuityviai darau viską. Paveiksliukas turi būti. Man tai atrodo, kad čia kita pusė turi būti. Pažiūrėk. Kaip čia tos rankenos keičiasi? Tai va, žiūrėkėlė, va. Ai, viduoju, ne? Nu, pažiūrėk, koks jis tobulas, ne? Koks manevringas. Čia. Atstop, atsargiai. Biškit dažniau. Oi, koks lengvas manevringumas pas jūs. Jūs tik pažiūrėkit į šitą tobulumą. Va, galima ratu taip judėti. Na tai ką, pažiūrėkit, kaip jis tobulai atrodo. Manevringas, tai tiesiog super, va, vietoj gali suktis ratuku. Kas buvo mums labai svarbu, irgi mes mėgstame po miestą vaikščioti, tai kad amortizacija būtų gera. Išskirtinė technologija su 2 amortizacijų sistemomis. Štai taip atrodo mūsų vežimėlis, kurį mes pasirinkome. Man tai yra tobulas variantas. O kaip jums? Rašykite komentaruose. Na tai ką, toks buvo unpackingas, ne? Jo, kol filmavom, tai sutemo net. Jo, taip sakant, artėjom prie žiemos, artėjom prie mūsų, taip sakant, pagausėjimo. Su jumis buvo Erikas. Ir Katerina. Susitiksime kitame vloge. Būtinai paspauskit laiką, parašykit mums kokį nors palinkėjimą galbūt ir būtinai pafollowinkite mus.